Sveiki atvykę į pasivaikščiojimų po esminius Rail Baltica objektus reportažų ciklą. Pirmojoje dalyje lankomės Jonavos rajone, prie Neries upės, kur kyla pirmosios būsimo ilgiausio geležinkelio tilto visose Baltijos šalyse kolonos. Čia mus pasitinka LTG Infra, Rail Baltica valdymo vadovas Justas Vyžintas ir plačiai atveria šio projekto užkulisius. Justai, tai smagu apsilankyti čia po pusmečio pertraukos. Pasakokite, kaip laikosi Neries tiltas? Neries tiltas laikosi puikiai, kaip matot. Turime labai gerą progresą, baigėme netgi 380 polių gręžtų į žemę. Tai polio gylis iki 28 metrų. Kodėl 28 metrai? Na, gruntai mūsų lietuviški šitoje vietoje tą lėmė, kad reikėjo labai gilius polius gręžti. Jeigu paimame pačią tilto konstrukciją, kas yra dar 40 metrų aukščiausioje vietoje, tai mes kalbame apie 20 aukštų namą. Viena atrama po kitos kyla ir važiuoja link Latvijos. Iš tiesų čia būnant jau jausmas įspūdingas. Tik kviečiam visus ir dažnai sakom iš tikrųjų, kad pajaustumėt, kad Rail Baltica važiuoja, atvažiuokit pas mus, paskambinkit, parašykit, visada atvešim ir parodysim, kad tas progresas iš ties yra, na, esu optimistas, be galo geras. Kaip ir suplanuota, LTG Infra šiais metais sankosos statybą turėtų išplėsti iki 114 km. Be to, nuties 10 km bėgių. Slenkančių pastolių sistema čia mane suintrigavo labiausiai. Tad pasidomėjau, kaip veikia šis sudėtingai atrodantis mechanizmas. Justai, galit man šiek tiek papasakoti detaliau, kam reikalingas šitas toks perdangos klojimas ir šita visa sistema tokia įdomi ir kaip visa tai veikia? Iš tikrųjų, pasistengsiu paaiškinti labai paprastai tą sudėtingą keliasdešimt tūkstančių varžtų sudedantį ir plokščių dalyką. Tai mes kalbame apie perkeliamą klojinių sistemą. Ir tos sistemos tikslas iš principo yra su minimaliu žmonių įsikišimu leisti, pastatyti perdangas tarp atramų arba vadinamai tarp atramų. Tai sistema veikia labai paprastai. Matome metalinę dalį, klojinį. Klojinys yra užpildomos betonu. Ir, pabaigus procesą, klojinys yra atrakinamas, nejudinant to betono, pervažiuoja tarp sekančių atramų, kurias va čia ir matote, ir procesas yra kartojamas. Tai šiuo konkrečiu atveju tas procesas bus kartojamas, keliasdešimt kartų, iki kol pasieks kitą technologiją tilto, nes, kaip minėjom, šitas tiltas yra statomas net 3 skirtingomis technologijomis ir šita technologija yra pirmoji, nuo kurios pradedame. O pabaigai dabar sakykite, ką jums pačiam reiškia darbuotis prie tokio masto projekto? Iš ties, aš visą gyvenimą infrastruktūristas, man tai yra mano namai, tai yra tai, ką aš moku, tai yra tai, kas man be galo patinka. Ir svarbiausia, tai yra tai, kas yra gerokai daugiau negu tu ar negu jūs, nes labai svarbu ir norisi kažką palikti po mūsų, tai manau, komanda, visa infra, geležinkeliai ir platesnis spektras, visi šitie žmonės, kurie prisideda prie tų statinių, kurie stovės 100 gal ir daugiau metų, tai yra tai. Mūsų vaikai, anūkai galės džiaugtis. Tai yra iš ties, aš didžiuojas, tai yra man didelė garbė ir įspūdinga. Tai sveikinu tikrai su tuo ir pati asmeniškai ir linkiu kuo didžiausios sėkmės, sklandaus darbo. Tokio tilto statyba nėra paprastas procesas, tačiau šiandien smagu matyti akivaizdų progresą. Sugrįšime čia dar tikrai ne kartą, o kitoje serijoje pakviesime išvysti, kaip atrodo baigiamieji sankosos įrengimo darbai.